Šiandien apibendrinsime tyrinėjančių pokalbio ciklo mąstymo klaidos versle idėjas įžvalgas ir pakalbėsime su strateginio valdymo ir lyderystės eksperte Egle Dauniene apie tai, kaip pamatyti, kur esi aklas, nes mes turėjom labai daug laidų temų, kur mes kalbėjom apie tam tikras nuostatas ir iš tikrųjų tai yra savotiškas toks aklumas. Ir versle mes labai dažnai kalbam apie strategijas, apie kompetencijas, tačiau labai retai kada kalbam apie tai, ko mes nematom ir kaip mes su Egle įsivardinom tokį terminą apie mūsų aklumą. Tai Egle, ką tau reiškia būti aklam versle, organizacijose, projektuose, veiklose? Man šita metafora, nes tai yra metafora, nes žmonės juk akis jų mato ir jie iš tikrųjų dalykus aplink save mato, bet jinai visai naudinga yra, kai pradedam galvoti apie tai, kad tai, ką mes pasaulyje šiaip matom ar žiūrim, ne akių prasme, o mūsų pastabumo prasme, tai, ką mes pastebim, ką kreipiam dėmesį, labai smarkiai apsprendžia tai, kaip mes galvojam. Ir mums labai vertinga šiaip prisiminti yra, kad mūsų mąstymas yra ribotas. Jie apriboja dalykai, kuriais tikim. Jie apriboja patirtis, kurias mes turim. Apriboja mokslai, kuriuos mokėmės, knygos, kurias skaitėm, filmai, kuriuos žiūrėjom. Nes mes nematom to, ko šiaip nesam patyrę. Ir vat, kažkaip vis prisimenu tokią man labai sunkiai įsivaizduojamą pasakojimą apie tai, kad kuomet ispanų konkistadorai pasiekė Amerikos krantus, ten gyvenantis žmonės laivų nematė jūroje. Nors laivai stovėjo jiems prieš nosis, bet sako, jie jų nematė tol, kol tie žmonės neišlipo į krantą, neužmezgė santykių ir tada atsirado gyvi tikri žmonės. Tai man taip sunku įsivaizduoti, bet aš kartais save pagaunu, kad tarkim, jeigu gaunu kokį nors laišką, kuriame yra dalis informacijos, kuri man nepatinka ir aš nenoriu jo skaityti, tai aš galiu sakyti, tame laiške to nebuvo. Aš jo tiesiog neperskaitau. Ir tai yra tokie ženklai, kurie rodo, kad filtruoja mūsų smegenys dalykus, filtruoja. Ir tai reiškia, kad jeigu mes nesam patyrę kitokių būdų daryti versle, priiminėti sprendimus, jeigu nesam patyrę kitokių būdų, kaip veikti su kitais žmonėm, arba daryti ką nors, kažkuria prasme mes ir esam tam akli. Negalim to įžiūrėti. Ir šitas aklumas, dar kas liūdniausia yra, kad jis šiaip yra nelabai lengvai užčiuopiamas, nes tam irgi reikia budrumo. Tai kartais mums padeda žmonės, kitokie žmonės, kurie sutinkam ir jie staiga, tu supranti, kad jie kažkaip kitaip galvoja, kitaip sako. Išvažiuojame į kitą šalį ir labai greitai patiriam, kad, pas kažką ilgai pietauti, 3-4 valandas kalbantis ir apšnekant visą dieną ir visus pasaulio įvykius yra normalu, o aš ateinu iš šeimos, kurie sako, pirmą pavalgai, kai valgai tyli, tik tada kalbėsi. Pabaigai valgai, tada eisim kalbėtis. Tai mes užčiuopiam, kad kažkaip kitokių yra įpročių, jie susiformuoja. Ir lygiai taip pat yra ir verslo pasaulyje. Dėl ko yra tas toks nuolatinis konfliktas, kuris yra labai šiaip sveikas, tai yra kartos, kuomet ateina kitokios kartos žmonės ir jie ateina todėl, kad jie kitur užaugę, kitaip užaugę. Aš dabar vis sakau, mūsų jaunesnioji karta ateina laisvų žmonių, jie nebuvo priespaudoj, niekas jų nevertė daryti dalykų, jie priiminėja kitaip sprendimus, jie lengviau išeina iš darbo, jiem nebėra tai baisu. Tai vieniems iš mūsų šitas nelojalumas darbdaviui yra klaikus, o kiti sako, kodėl turėčiau, tai aš atėjau į darbą, realizuoti save, tai jau pabaigiau, dabar einu kitur. Man beklausant tavęs dar vieną išsigrynino perspektyvą. Kaip mes kalbėjom apie laidą, mes daugiau, kaip man atrodė, kalbėjom apie tai, kas liktai iš praeities ateina ir fiksuojasi, bet šiandien man per tavo pavyzdį apie tai, kaip nematė laivų, tai labai graži kita perspektyva yra aklumas ateičiai, nes tai viena perspektyva yra aklumas praeičiai, kad mes nematom tai, ko mes nenorim matyti ar kur mes neturim patirties,
ir yra aklumas ateičiai, kai yra dalykai, kur dar niekas neturi patirties arba turi labai mažai patirties ir tada mes sakom, ai, tai neegzistuoja, nors jau visi poreikiai jau šaukia, kad mums reikia kitokio veikimo būdo, mums reikia kitokio sprendimo. Ir čia turbūt, jeigu vėl grįžti į organizacijas, organizacijoms dabar ypatingas yra metas, galvojant ne vien apie geopolitinius dalykus, bet galvojant apie tai, kaip pasikeis visa žmonių kultūra Jinai jau keičiasi. su visais įrankiais. Ir matosi, kad jinai keičiasi. Ir labai matosi, kai pakliūni tarp tų žmonių, kurie drąsiai eksperimentuoja, mėgina naujus dalykus, nes kitas šaltinis, tai vienas šaltinis suprasti, kad esi aklas yra išorė, dar yra ir vidinis šaltinis, tai yra kažkoks vidinis toks nerimas arba toks jausmas, kad negerai kažkas yra. Tai ir yra žmonės, kurie lengvai eksperimentuoja, nes jie nėra taip prisirišę prie tų įpročių, įprastų būdų spręsti. Jiem nėra taip sunku atmokti, arba paleisti ir sakyti, nebereikia šito, arba kažkaip kitaip reikia tą patį daryti. Ir tada, kai pasižiūriu, smalsu turėjau pokalbį su tokia kolegė ir sako, žinai, Valdorfo mokykloje yra gana didelis įprotis nuolat susėsti ir kalbėtis ratais. Žmonės susėda ir kalbasi ratu ir per tos ratus jie pasako ir kam reikia, poreikiai, ir kas ketina daryti, ketinimus supranti, ir kam kas nepatinka. Žodžiu, tu daugiau pamatai, dėl kokių įvairių dalykų žmonės sprendimus priiminėja, kas juos motyvuoja kartu veikti. Kai tu daugiau žinai, tau daug mažiau reikia koordinuotis, nes tu priiminėdamas sprendimus, taip kažkaip imi tai atsižvelgti. Tarp kitos organizacijos dar yra gilus įsitikinimas, kad šitą sprendimą, kas yra gerai, kas yra blogai, vadovas turi nuspręsti. Ir vienas žmogus, o vienas žmogus smegenys, kad ir koks jis būtų genialus, jos tikrai, turi savo ribas, savo interesų ribą, ta prasme. Štai, toj vietoj tai noriu įsiterpti, kaip tik čia prieš porą dienų atsakinėjau į klausimus, kaip viena magistrantė rašo darbą iš gyvų organizacijų, ir manęs klausinėjo apie veikimo būdus. Tai būtent tokius klausimus ir uždavinėjo. Ir čia man labai norisi prisiminti, kad negalima sumaištyti kontekstų. Yra situacijų, kaip tu turi priimti sprendimą, nes tu daugiau matai ir ta informacija tavėje gyvena ir nelaikas yra diskutuoti, bet yra vietų, kur yra ratas ir kur per žmonės randasi nauji sprendimai. Ir čia norisi prisiminti tą žinomą Pranciškaus Asyžiečiaus maldą, duok Dieve užsispyrimo padaryti iki galo tai, ką aš galiu padaryti, duok Dieve kantrybę priimti tai, ko negaliu padaryti ir negaliu pakeisti, ir duok Dieve išminties atskirti vieną nuo kito. Tai čia tu pasakei šiaip išminties mantrą. Jo. Jinai tinka visiškai visose situacijose. Taip, tai man atrodo ir aklumą matyti situacijų labai yra svarbu, kaip mes su tavim kalbam, kaip mūsų klauso, kaip žmonės tarpusavy kalba, vėl neuždėti etikečių. Ir man atrodo, tavietas gyvena atmokimas ir neuždėjimas etikečių, nes etikečių uždėjimas vėl formuoja tą naują stereotipą, už kurio formuojasi akloji zona. Taip. Kaip tau atrodo, kodėl mes nepastebim savo aklumo arba tiesiog nenorim pastebėti, koks už to slypi mechanizmas, kaip tau atrodo iš tavo labai didelės patirties, labai ilgo darbo su įvairiausiom organizacijom, tiek verslo, tiek mokyklom, tiek universitete? Vienas aspektų, čia labai keliais sluoksniais gali žiūrėti, bet toks bazinis, fundamentalus fizinis sluoksnis yra, kad mes, kad galėtume veikti kaip žmonės, mūsų smegenys daro tokį pasirinkimą, saugo žmogų nuo perkrovos. Tai tam, kad galėtume kiekvieną dieną neperdegti, mes turim įpročius atsikelt, pavalgyt, išsivalyt dantis, dar kažką daryti, įskaitant, tai priimti sprendimus, tam paskambinti, turėti dienotvarkę.
Smegenys automatizuoja kai kurias mūsų veiklas ir suformuoja įpročius. Bet įpročiai yra ne tik darymo, bet ir galvojimo būdai. Tai yra apsaugos mechanizmas, nes nuolat išlikti budriam, pastabiam, stebėti aplink save ženklus, kurie dar kol kas nieko nesako, tik tai yra užuominos, reikia, kad dirbtų ta smegenų žievės dalis, kuriai reikia labai daug energijos. Ir tai reiškia, kad tu daug mažiau gali fiziškai daryti, nes tavo kitaip smegenys veikia. Tai tas apsaugos mechanizmas per įpročius realiai mus ir taip sustabdo nuo pastebėjimo, kad aš jau ką nors nebe taip darau, nebe taip jau yra dalykai. Tai tas aklumas yra šiaip mūsų kūno gynybos pasekmė. Ir taip nėra labai lengva išsilaisvinti, ypač jeigu tu esi įpratęs greitai ir daug labai dalykų daryti. Nes tam, kad galėtum ten išlipti iš įprasto galvojimo arba įprasto žiūrėjimo, pradėti išvelgti naujus dalykus, reikia sustoti nuo darymo, kad energija, kuri išeina į darymą, galėtų būti sutelkta į mąstymą, į įžvalgą, į tą budrumą. Ir tam tiesiog reikia kartais reikia nustot daryt dalykus, kad energijos turėtum būti budrus, svarstyti, klausytis, dėlioti. Tai man atrodo, kad tie po to jau atsirandantis galvojimo įpročiai, kitokie žmogaus tokie noro būti, žinoti dalykus, jie, man atrodo, jau yra kažkuria prasme antriniai. Bet jeigu tu suvoki, kad tavo kūnas šiaip tau nepadeda pažiūrėti, jis kaip tik stengiasi tave kaip galima labiau padaryti tokiu efektyviu. Kad nešvaistytum, jeigu jau atradai, kad dantis valytis kiekvieną rytą reikia, tai nereikia tau kiekvieną kartą atsikėlus svarstyti, kad tu eisi tą daryti. Atsistoji, eini, pagauni save, o jau valai, ne? Tai nedaug energijos reikėjo. Tai šita vieta yra kažkuria prasme svarbi ir tada reikia pradėti galvoti sprendimus, kurie leistų truputį apgauti save. Gal taip galima būtų pasakyti. Ir aš galvoju, kokiegi čia yra tie būdai, kurie man padėtų tą aklumą kažkaip savo pačiam atidaryti. Tai net aš pagalvojau, yra tokių įdomių visai praktikų. Pavyzdžiui, viena iš jų yra, kai norim priimti gerą sprendimą, pagalvoti, ar neverta pasikviesti žmonių, kurie labai kitaip galvoja. Ir išplėsti būrį žmonių, su kuriais tu tą sprendimą svarstai. Nes jeigu tu pasikviestum, pavyzdžiui, patyrusi baleto šokėją į sprendimo priėmimą, tai greičiausiai jis tau atneštų tokių keistų klausimų, kad nenori, budrumas įsijungtų labai greitai, jeigu tu būsi smalsus. Tai čia panašiai yra, kodėl verta, kad grupėje žmonių būtų kuo žmonės su ne tik, gerai, profesija, bet visi jau žinom, kad kuo skirtingesnės patirtis, tuo įdomesni sprendimai, išradingesni sprendimai gaunasi. Tai ar turim savo rate skirtingų lyčių, skirtingų amžiaus tarpsnių, gal net kitataučių. Tai yra žmonių, kurie tiesiog savimi galvoja kitaip. Tai jie praplečia mūsų matymą. Tu gali paskui pasvarstyti, ar racionalu ten vadovautis tuo, kad tas žmogus sako, tau nieks netėmė iš tavęs to, sprendimo teisės. Sprendimo teisės. Bet praplėsti mąstymą šitaip gali. Kita labai įdomi praktika, pavyzdžiui, pašešėliauti ką nors, nuvažiuoti pas ką nors ir pabūti to žmogaus veikloje. Ne paprašyti, kad jis papasakotų, o realiai pabūti šešėliu, pavaikščiot. Pamatyti, kaip tas žmogus sprendimus priima. Tas pačias situacijas, kurias tu kasdien sprendi, labai kitaip išsprendžia. Man buvo didelė tokia pamoka pačiai, kai man atrodė, kad aš jau teoriškai suprantu, kas yra sociokratija ir kas yra kalbėjimasis ratu ir kaip tie kolektyviniai sprendimai randasi. Ir tada susiduri su kokia nors labai tokia, netikėta, nebūta situacija ir aš taip priėmu sprendimą. Ir tada man nepatinka, aš skambinu savo kolegai, kuris yra iš Olandijos, visiškai kitokia kultūra. Aš sakau, žiūrėk, kaip tu darytum? Ir jis man pasako ir aš suprantu, kad aš esu akla. Aš taip net nežiūrėjau. O ten žmogus
ateinantis iš kultūros, kurioje jam tai yra nuo labai jauno amžiaus išlavinta, jis tiesiog į kitus dalykus žiūri. Ir man tie dalykai tiesiog, šiuo metu aš galiu lavinti save, bet tam tikrose situacijose nepasiekiami. Tai, žinai, pradėjau galvoti, kad reikia ieškoti įvairiausių būdų, kaip įlipti į kitaip mąstančio, kitaip galvojančio, kitaip žiūrinčio į pasaulį žmogaus batus. Tu tą patį darai, važiuoji į Indoneziją. Pakeitė tavo pasaulio matymą labai smarkiai turbūt. Labai smarkiai, jo. Jo. Ir tai nereiškia, kad tu labai smarkiai ten kaip nors tapai kitų žmogum, nors gal biški kitokie ir tapai, nes pas tave atsidarė tokios erdvės, apie kurias net nežinojai, kad jos yra pasiekiamos. Tai aš apie tai kalbu. Kažkuria prasme, jeigu mes visada turėsim prielaidą, kad yra dalykų, kuriuo aš nematysiu, nes esu ribotas. Kas man padėtų turistas atidaryti? Nes tokių žmonių tikrai yra. Ir pradėti su jais turėti reikalų. Žinai, kodėl aš šypsausi, vieną iš klausimų aš buvau ten užsirašysiu, ką daryti, kaip supranti, kad esi aklas. Bet aš dabar suprantu, tokio klausimo nėra. Jeigu tu užduodi klausimą, jau aš suprantu, kad esu aklas Tai ir jau ką daryti, tada reiškia, tu nesupranti, kad esi aklas, nes jeigu tau įvyksta supratimas, kad esi aklas, tau neklausimo nekyla, ką daryti, tu tiesiog kitaip matai, kitokius sprendimus darai ir kitaip veiki. Ir man pačiai, klausant tavęs ir galvojant apie save, ir dar galvojant apie studentę, kur man uždavinėjo klausimus ir sakė, kad jinai vieną prielaidą turi, kad labai mažai yra šnekama apie tai, kad vadovui savo tapatybę reikia keisti, nes aklumas dažnai slypi už tam tikrų kultūrinių kodų. Mums tiesiog tam tikri dalykai yra savaime suprantami ir jeigu mes su tuo susitapatinom, tai ir yra aklumo zona. Ir tas suvokimas ir man pačiai dabar tas vyksta procesas, kaip aš klausiu, tai kokia ta mano tapatybė ir jau tyliai viduje jau jaučiu tą atsakymą. Ir tie žingsniai randasi ir svarbiausia, kad randasi ramybė, jau tau tada nebėra tos įtampos ir susierzinimo, kad tu kažką tai turi daryti. Tai Egle, kaip tau atrodo, kaip vadovui šiandien reikėtų matyti, kaip keisti savo tapatybę arba kokia turėtų būti tapatybė vadovo, iš kokios į kurią keisti, o gal nieko nekeisti? Čia toks klausimas, į kurį sunku atsakyti abstrakčiai, taip teoriškai, nes kiekvienam žmogui reikės padaryti labai kažkokią asmeninę kaitą. Tai patarimą, kurį aš galėčiau duoti, tai gal pradėti savęs suabejoti savo sprendimais. Tarkim, noriu daryti taip, galiu įkvėpti, sustot ir pavyzdžiui kažkokio kito žmogaus komandai ar ten kolegos paklausti, o kaip tu darytum tokioj situacijoj su tokiom aplinkybėm, konkrečiai, ne apibendrintai kažkaip. Ir pabandyti eksperimentuoti, padaryti kitaip. Pasinaudojant savo žiniom, jos yra vertingos, apsaugo mus nuo rizikos, nes esam tikrai daug patyrę žmonės, jie yra vertingų, turi tokių žinių, kurios padeda tos situacijas geras padaryti, bet pradžiai suabejoti savim, tiesiog, tai nėra labai lengva padaryti, suabejoti, kad man taip aišku, o ką jeigu čia klaida? Man šitaip aišku, kaip atrodytų, jeigu čia būtų klaida ir tiesiog patirinėti su kažkuo, kuo aš pasitikiu, kas galbūt kitaip daro. Egle, mūsų laida atėjo į pabaigą. Apie ką buvo šiandien mūsų laida, kaip tau atrodo? Mes sakėm, apibendrinsim, tai ką mes apibendrinom? Kaip tau atrodo? Man atrodo, aš kaip pasižiūrėjau žmonės, kuriuos tu kalbinai, jie visi atnešė kokį nors gana unikalų aspektą arba požiūrį. Tai klausytis tokių žmonių, pabūti su jais, paveikti su jais yra, kaip mes plečiam savo pačių, matymo zoną ir mažinam aklumo zoną. Gal taip.
O man apibendrinimas iš mūsų pokalbio yra, kad iš principo aklumo ieškoti tai nėra prasmės, nes kol tu ieškai, tu esi aklas ir būdamas aklas, tai tikrai tu nerasi, kame tas yra aklumas. Ir esminis veikimo būdas, kuris šiandien yra visiems rekomenduotinas, tiesiog pradėti mąstyti iš visiškai netikėtų žiūros taškų arba taip, kaip mąsto žmonės, su kuriais tu mažiausiai ryšį turi. Nežinau, pavyzdžiui, mano atveju aš tavęs pasiklausius, kaip balerina mąsto, kaip ten dar kažkas tai. Ir tokiu būdu mums veriasi visiškai kiti sluoksniai ir per prasivėrusius sluoksnius, jeigu mes turim laisvos psichinės energijos, tai mes keisim savo sprendimus ir savo veikimus būdus, apie ką turbūt šiandien tyliai kiekvienas svajoja.